jau čia prasideda klubo vandenis. Klubas vadinasi Langham Angling Club, kai kam įdomu. Daug karpių labai yra šituose tvenkiniuose, lydekų, ešerių, linų, visko, žodžiu. Čia būna daug karpininkų, dabar šitas tvenkinys uždarytas yra kol kas, nes neršia karpiai, tai neleidžia žvejoti šitam tvenkinį. Čia labai būna daug karpininkų. 15 mašinų net būna ir 20 ir virš 20 būna. Čia jis toks yra įdomus, viduj sala. Senas, kiek žinau, irgi tvenkinys. Čia gerų egzempliorių yra šitam tvenkinį. Važiuojam toliau. Čia važiuojam toliau link tvenkinių. Turim truputį asfaltuoto kelio. Čia negalima važiuoti greit, nes žmonės vaikšto. Senukai važinėja visokie su elektriniais, tai savo maksimalus greitis šitam keliuke iki 10 mylių per valandą. Dar truputį pavažiavus ir vienas kitas tvenkinys, trečias, ketvirtas čia žodžiu. Tačiau čia tikra gamta. Na va, tas prūdas senukas. Čia žmogelio šuniukas. Šitas žmogus, kur gyvena palapiniai. Šuniukas mane pažįsta. Vežėsi su mašina su to žmogumi parduotuvę ne vieną kartą. Tai vadys mane ir seka. Aš šią maistelio atvežu. Seniukui pieno, bandelių, šuniukui maistelio. Jis va ir mane lydi dabar. Iki pat žvejybos. Dagi. Šuniukas. Na va, čia viena vieta tokia iš gilesnių yra šita, kur dabar einu žvejoti. Nes nebuvo visą pavasarį lietaus. Tai labai apsėdė visi tvenkiniai. Upės visur mažai vandens, trūksta lietaus. Čia va tokia viena gilesnė iš vietų. Tai va čia bandysim kažką tai pagauti. Masalus naudoju pagrindę savadžero, pestino. Čia tik keletas dėžučių iš mano arsenalo. Rišam naują pavadėlį. Stašiu pasišiaušęs. Ir bandysim. Turėjau kelis kibimus, bet neužsikirto. Vienšakis kablys, galvakablis. Ir viena prie kranto graži lydeka buvo, kokių 3-4 kilų, tai tikrai. Tuo mes pasimokysim iš klaidų. Pabandysim, nori ryškesnių masalų šiandien. Dedam didesnį gumiliuką savadžero ir bandysim. Kablys čia didesnis. Gal bus, nes vanduo pakritęs, daug žolių. Na ką, bandėm, žiūrėsim. Gal šitą didesnė jums geriau. Čia didelių lydekų labai yra. Čia girdėjau 10, kad pagavo. Pirmas pravedimas nieko. Bandysim antru.
Oras buvo apsiniaukęs, dabar saulė išlindo. Kas ramu. Dabar uždėjau Savadžero tokį Tigerį. Bandysim gal šito susidomės. Kažkaip ryškių spalvų nori visą laiką. Nu, bandom toliau. Kažkaip keli kibimai buvo ir nepaėmė vieną prie pat krantą, bet graži lydeka buvo. Matyt, prisivėjo ir įsibaidė. Nieko. Dirba gražiai guminukas. Trūksta tik tai lydekos. Bandysim gal iš to kampo, kas nors bus. Žuolės ten. Nenori ir šitą guminuką. Žulyčiai yra. Kur jis pasislėpė? Žiūrėsim, dar kažką bandysim pasiūlyti. Turim kažką, turim. Nu, pasirodė. O, gražuolė kokia. O, kokia. Tai, kad kur tu eina? Ryte! Ateik. O! Yra gražuolė. Vis tiek aš ją sumedžiojau. Jinai laukia. O, štai lydeka. O. Vis tiek pagavom Savadžero, kai visą laiką guminukas. Va. Tuoj. Žiūrėsim, labai ugnis purda. Nuodegos dėk. Taip, ką mes turim? Lygiai nuodegos. Turim šiam 7, šiam 8 cm lydeką. Kilo vėjas truputį, gal ir geriau, nežinau. Vieną ištraukiam, bandom dar. Ima tik tai tą Savadžero guminuką, tą žalę su margu. Bandžiau kitus, nenori.
Nu va, tai ant tol žvejybą baigiam. Pagavau vieną lydeką 69 cm. 2 kibimai dar buvo, bet neužsikirto. Tai va, šiandien tiek, oras neblogas, gamta graži. Sekantį kartą važiuosim linų gaudyti. Sakė, čia pagavo vakar 5 lynus, sakė, 1,6 kg ištraukė. Tai kol kas tiek, bičiuliai.